sprendimas nebuvo geras. Tai reiškia Baltijos jūros tręšimas. Mes negalim labai drąsiai teikti apie kažkokias tai katastrofas. Baltijos jūra labiausiai užteršta regione. Didžioji tarša prasidėjo faktiškai per Antrąjį pasaulinį karą, kai Baltijos vandenyse paskendo daugybė karo laivų bei lėktuvų. Ir po karo, kai jūroje buvo masiškai laidojamas cheminis ginklas. Šių chemikalų talpos per tuos dešimtmečius beveik pasiekė korozinę ribą. Ir tik laiko klausimas, kada visi nuodai paklius į vandenį, paversdami Baltiją negyvąją jūrą. Tad pakrantės tvarumas yra trapi iliuzija, o vertinant geopolitinį kontekstą, gali būti ir dar blogiau. Apie cheminių ginklų poveikį daugiausiai žinių turinti Aplinkos apsaugos agentūros aplinkos tyrimų departamento direktorė dr. Galina Garnaga-Budrė tikino, kad Baltijos jūroje yra paskandinta apie 15 000 tonų cheminio ginklo. Tačiau tas kiekis nėra tikslus, nes ne visa informacija buvo užarchyvuota ir dabar šiuo metu atliekami tyrimai ir netgi mokslininkų atlikti tyrimai parodė, kad yra naujų vietų, kur yra aptinkama to cheminio ginklo, taigi tie kiekiai gali būti didesni. Mokslininkės teigimu sprendimas laidoti cheminį ginklą jūros dugne buvo blogas. Galbūt tuo metu tai atrodė geriausiai išeitis, nes kažkaip reikėjo atsikratyti karo metu sukauptos ir nepanaudotos cheminės amunicijos. Aišku, niekur iš aplinkos nedingsta teršalai ir sprendimas nebuvo geras. Todėl dabar visos šalės aplink Baltijos jūrą, šiaip Baltijos jūros regionas yra vienas iš aktyviausių regionų Europoje, kuris daro tokius tyrimus ir mato, kad tai yra rimta problema. Tai mokslininkai imasi iniciatyvos ir planuoja veiklas, vertina būklę bei planuoja veiklas, kaip pašalinti tą cheminį ginklą iš Baltijos jūros. Rizika, jog iš Baltijos jūros dugno ištrūks cheminiai ginklai, vis didėja. Kai kur talpos su chemikalais yra daugmaž tvarkingai sudėtos senuose nuskandintose laivuose, o kai kur tiesiog išmėtytos po jūros dugną. Daugiausiai jūra nugulė iprito, kitaip vadinamo karstyčių dujomis. Apie trečdalį tokių ginklų sudaro kitos medžiagos – Klarkas 1 ir Klarkas 2, adamsitas, luizitas. Jos turi nuodingojo arseno. Žudantis ginklai Baltijoje palaidoti prie Bornholmo salos, maždaug 100 metrų gylyje, ir Gotlando įduboje, apie 100–120 metrų gylyje. Dalis taip užterštos teritorijos patenka ir į Lietuvos ekonominę zoną. Dugne guli dėžės ir statinės, kurias kariškiai tiesiog išmetė per laivų bortą. Todėl šie objektai pasklido didesnėje teritorijoje. Netoli Gotlando gali būti apie 10 tonų amunicijos, prie Bornholmo apie 35 tonos. Įvertinom, kad nuplovimas yra iš tikrųjų į krantą labai maža tikimybė, nes ir srovės yra nedidelis tose vietose ir gylis pakankamai didelis. Tačiau, aišku, rizika išlieka, vykdant įvairias veiklas jūroje pačioje. Pavojinga žvejams, kurie vis tiek būna 1–2 incidentai, kad cheminį ginklą pagauna į tinklus, arba kai vyksta kažkokios ūkinės veiklos kaip statybos, vėjo energetika dabar populiaru ir taip toliau. Tai gali sukelti pavojų. Mūsų pajūryje randama ir pavojingo žmonių sveikatai baltojo fosforo gabalėlių. Ši medžiaga yra karo ar vėlesniais laikais jūroje vykdytų karinių pratybų ginkluotės likučiai. Neskaidrus, gelsvi gabaliukai gali suklaidinti paplūdimyje gintarus renkančių žmonės. Todėl patartina gintarus berti ne į kišenę, o dėti į dėžutę ir leisti jiems pradžiūti. Nes kontaktuodamas su oru, fosforas gali sužeisti gintaro rinkėjus. Pastarąjį kartą tyrimus dėl cheminio ginklo Baltijos jūroje Lietuvos mokslininkai darė prieš daugiau nei 10 metų. Tąkart jie neparodė, kad Lietuvos vandenyse cheminis ginklas yra labai didelė problema. Taip, mes aptikom tų medžiagų koncentracijas, jų degradacijos produktų, bet koncentracijos buvo labai mažas palyginus su kitom vietom iš Baltijos jūros. Tai
Tai kaip ir įrodymas buvo, tik vienoje vietoje tas buvo aptikta, tačiau turim pakartoti ir pažiūrėti, kokia yra situacija, nes su laiku gali vykti korozija. Kas nutiktų, jei vienu metu suirtų visos talpos ir juose esantis cheminis ginklas pasklistų vandenyje? Mokslininkė mano, kad taip turbūt nenutiks. Nes talpos nuskandintos labai giliai. Temperatūra ten žema, deguonies koncentracija maža, srovės silpnos. Todėl cheminių medžiagų degradacija vyksta labai lėtai. Jos gali būti kietos būsenos ir jų patekimas į aplinką lėtas. Pavojingiausia būtų, jei cheminis ginklas būtų ištrauktas iš vandens. Klaipėdos mokslininkai ėmė grunto mėginius Lietuvos zonoje netoli cheminio ginklo laidojimo vietų. Kitų šalių mokslininkai tyrė žuvis, sugautas skirtingose Baltijos jūros vietose. Žuvise buvo fiksuota cheminių medžiagų degradacijos produktų. Yra žinia, kad iš nutolusių rajonų nuo tų cheminio ginklo vietų koncentracijos nebuvo aptiktos žuvyse, o yra draudimai gaudyti žuvis tose rajonuose, tai jeigu laikosi žvejai tų draudimų, tai tikėtina, kad viskas gerai. Šios vietos yra pažymėtos jūrlapiuose ir gerai žinomos. Ten žvejybos laivams draudžiama naudoti prie dugninį tralą ar mesti inkarą. Nes į dugną nuleistos vaizdo kameros parodė, kad kai kurios metalinės statinės yra prakiurusios ir į aplinką jau sklinda chemikalai. Ne ką mažesnė bėda sprogmenų keliamas pavojus. Pasirodo, net ir nesprogę jie yra toksiški, o neutralizuojant, kitaip tariant, sprogdinant radimo vietoje, sukeliama dvejopa tarša. Sprogimo metu pakeliamos dugno nuosėdos, kuriuose gali būti cheminių taršalų. Palikti dugne sprogmenis taip pat labai pavojinga, nes jūroje žmonių veikla labai aktyvi. Tačiau ir be cheminio ginklo Baltijos jūros būklė gana sudėtinga. Tobulėjant cheminės taršos tyrimų technologijoms, sužinoma apie daugiau taršos rūšių. Tiesa, viena jų, tarša sunkiaisiais metalais, kažkiek mažėja. Sunkiųjų metalų, ar ten, kas yra Baltijos jūroje, tos koncentracijos, kad ir mažėja vienaip ar kitaip, bet kažkokiu būdu gyvosiuose organizmuose jos keliauja per maisto grandinę ir jos mumis pasiekia. Parko ekologas Arlandas Paplauskis teigia, kad tai, kas mūsų nenunuodija iš karto, nereiškia, kad nėra nuodai. 10 valstybių esančių aplink Baltijos jūrą yra stipriai išsivyščiusios ir norom nenorom per nuotekų tinklus dalis taršalų vis tiek atiteka į jūrą. Jie per ekosistemas patenka į gyvuosius organizmus ir galiausiai pasiekia mūsų stalą. Ekologas ypač kritiškai vertina žemdirbių požiūrį į aplink supančią gamtą. Ir tai aišku, čia nesu sunkiais metalais susiję, bet su tais mūsų geraisiais protestuojančiais ūkininkais, kurie sakykime, daro traktorių mitingus Vilniuje dėl to, kad jiems neleidžia pilti trąšų 5 metrus neleido, reiškia, pilti nuo vandens telkinių. Paplauskio teigimu, Lietuvos ūkininkai siekia, kad ta apsaugos zona būtų dar labiau sumažinta ir viskas dėl pelno, nes 2/3 Lietuvoje užauginamų grūdų yra skirti eksportui. Rezultatas yra tas, kad kaip, nežinau, kokie 1000–2000 gal vagonų kasmet trąšų ir suvažiuoja Baltijos jūrą panašiai. Tai reiškia Baltijos jūros tręšimas. Ar tai yra gerai, ar tai yra blogai? Iš esmės, sakykime, ekosistema prie biogenų kaip ir galėtų prisitaikyti. Elementariai, augmenijos maitinimas. Kaip namuose tręšiam, kuo daugiau tręši, tuo labiau želia, ar ne? Mes tą žinom iš savo pievučių ir visko. Tai tręšiam Baltijos jūrą ir želia, tik tai tiek, kad Baltijos jūroje neauga kviečiai, neauga net ir nendrės didesniai daly, kur surumas didesnis. Ir, reiškia, visą žaliąją masę, kuri gali įsisavinti, tas sudaro dumbliai. Todėl Baltija žydi, tačiau visi tie dumbliai kada nors baigia savo gyvenimą ir miršta, kaip ir visi gyvieji organizmai. Ilgainiui jie turi supūti, o tam reikia deguonies. Dumbliai pūdami naudoja deguonį iš jūros gelmių. Kai gelmėse nelieka deguonies, bakterijų dėka gaminasi sieros vandenilis, kurio kvapas primena supuvusio kiaušinio smarvę. Tuomet jūros dugne nelieka ir gyvybės. Ekologas teigia,
kad tokios negyvosios zonos Baltijoje jau šiandien sudaro Lietuvos teritorijos dydžio plotą. Ir jis nuolat didėja. Laiko klausimas, jeigu niekas nesikeis ir ūkininkai toliau pils trąšas ir protestuos savo traktoriais ir reikalaus toliau leisti žudyti Baltijos jūrą, ką jie tikrai tą darys ir mūsų valdžios jokios neatsilaikys, nesgi rinkėjai. Tai mes tai sakykime, kartų klausimas, metų klausimas, kur niekas negali dabar tiksliai pasakyti, kada mes gyvensim prie supuvusio kiaušinio kvapų dvelkiančios srutų duobės. Deja, tai dar ne viskas. Dabar aptinkama vis daugiau naujos kartos taršalų, kurie dažniausiai fiksuojami itin mažomis koncentracijomis, o juos fiksuoti reikia labai tikslių prietaisų. Kelerius pastaruosius metus mokslininkai aktyviau tyrė vaistų likučius aplinkoje ir jau ne vieną kartą skelbė, kad didžioji dalis vaistinių preparatų ją patenka iš žmonių organizmų. Tai yra, jie neišmetami, o iš mūsų organizmų per kanalizaciją ir tolimesnius kelius patenka į jūrą. Pastaraisiais metais mes fokusuojamės į tokias galbūt labiau inovatyvius tyrimus. Konkrečiai mūsų tyrimai pastaraisiais metais yra susijęs su mikroteršalų tyrimus. Tai yra tie teršalai, kurie gamtinėje aplinkoje sutinkami ypač mažom koncentracijomis. Tai reiškia, vienas iš tokių gerų labai pavyzdžių tokių mikroteršalų tai yra vaistų likučiai arba farmacinės medžiagos. Tai yra visa tai, ką mes vartojam, tikriausiai kasdieną. Ir paaiškėjo, kad tai yra pastarųjų metų viena iš opiausių galbūt problemų, apie kurią buvo pakankamai mažai kalbama. Mokslininko teigimu tyrimai rodo, kad jūroje tų vaistų yra apstu. Ką reiškia vaistų likučiai gamtai? Šiuo metu galbūt mes negalim labai drąsiai teikti apie kažkokias tai katastrofas, kur laukia mūsų kitais metais arba už kelių metų, tačiau pirmieji tyrimai, kurie yra šiuo metu pasauliniu mastu atlikti, rodo, kad tam tikri neigiami poveikiai susiję su vaistų buvimu aplinkoje, neigiamai atsiliepia, reiškia, ten gyvenančiai faunai. Tam tikri tyrimai rodo, kad pavyzdžiui žuvų elgsena pasikeičia arba kažkokie tai lytiniai sutrikimai netgi matomi būtent žuvyse arba moliuskose. Baltijos jūra užteršta kur kas labiau neįmanoma įsivaizduoti. Ir jei ji nebus išvalyta, perspektyva gana liūdna. Ji gali tapti tiesiog negyva, pavojinga žmonių sveikatai ir tuo pačiu nepalankia regionų verslams bei turizmui. Šis verdiktas negailestingas, nors šiandien tarša plika akimi ir nematoma. Vis dėlto Baltijos pakrantės tvarumas yra labai trapus. Jos ateitis tik mūsų rankose.